Tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi, kad trečiasis trenerio Antano Bubnelio atminimo tauriai dziudo turnyras vyksta čia, Ringauduose, dalyvaujant jo auklėtiniams, treneriams ir tokiam dideliui būriu jaunų dziudo sportininkų. Manau, kad šis turnyras tai yra ta graži tradicija, kuri skirta sausio 13 įvykiams atminti. Ir ta diena, kada mes galime Antano Bubnelio asmenyje padėkoti jam kaip treneriui, mokyklos įkūrėjui ir kartu išugdusiam tokį būrį gabių, kūrybingų trenerių, kurie tais sausio 13 dienos ir nakties momentais buvo prie Lietuvos parlamento. Galiausiai tai labai graži mintis ir tradicija perduoti tas vertybės būtent jauniesiems sportininkams, sukviečiant, kaip sakiau, jo auklėtinius, trenerius, parlamento gynėjus šitam gražiam tikslui būtent čia Ringauduose. Labą dieną, esu 15 Kauno rajono turnyro, dziudo turnyro svečias. Tas turnyras taip pat skirtas ir sausio 13 atminti ir dziudo trenerio Antano Bubnelio atminimui. Tai labai didžiuojuosi, kad mane čia pakviečia ir turiu garbės sugiedoti su visu jaunimu Lietuvos himną ir perskaityti pavardės visų žuvusių, pagerbiant juos tylos minutę. Ir dar didžiuojuosi tuo, kad Vytautas Budginas, kuris vienas iš organizatorių šito turnyro, mano buvęs karys savanoris Alytaus rinktiniai, kai atkurdinėjom Lietuvos kariuomenę, tai visus karius treniruodavo. Tai galite įsivaizduoti, kad per savaitę apie 1000 vyrų praeidavo Alytaus sporto rūmuose, treniruodamiesi, kad galėtų tiek savo jėgomis, tiek protu atremti galimą mūsų priešą. Tai toks turnyras, aš manau, skatina jaunimą geriau pažinti Lietuvos valstybės istoriją, sveikai gyventi, ir siekti gerų rezultatų. Ir šis turnyras puikiai pagarba ir šeimai Antano Bubnelio, kuri čia dalyvauja ir taria padėkos žodžius. Aš manau, kad tokių turnyrų galėtų būti ir daugiau Lietuvoje, kurie skatintų mus būti tikrais Lietuvos valstybės piliečiais. Mūsų šeima jau 3 kartą kiekvienais metais, maždaug tuo pačiu laiku, dalyvaujam šitame gražiame ir iškilmingame renginyje, kuris yra skirtas ir sausio 13 įvykiams pažymėti ir kartu Antanui atminti. Antanas buvo labai aktyvus sausio 13 įvykių dalyvis ir labai didelis sporto entuziastas, paskyręs visą gyvenimą sportui. Todėl labai kažkaip gera, kad sportinių renginių yra pažymimas jo prisiminimas ir mūsų šeima labai visiems dėkoja, kad jisai yra neužmirštas. Dėkingi esame už tokį gražų pagerbimą Antano atminimu ir visiems dalyvaujantiems linkime kuo geriausios sėkmės. Mūsų šeima jaučia ir jaus gilią padėką už tai, kad
tokiais renginiais yra pagerbiamas Antano prisiminimas. Ir linkime visiems kuo geriausios sėkmės, dėkodami kartu tiems, kurie dalyvavo šiame renginyje ir prisidėjo prie jo organizavimo. Ačiū. Nugalėjo pirmo pasaulinio dalyvių. Ant trečio Navarauskaitė iš jo į finalą. Nes kad galėčiau apsiginti nuo priešų ir pradėjau lankyti nuo 5 metų. Nuo 4 metų, nes labai patiko. 4 klasėje dėl draugės. 1 klasėje pasiūlė tėvai. Pradėjau maros nuo 9 metų. Pradėjau sportuoti nuo 2 klasės, pasirinkau, nes norėjau pabandyti, nes ir mano brolis sportavo. Pradėjau sportuoti 2009 metais. Neseniai, nes aš noriu pasiekti daug vietų. Nes kad gaučiau medalių ir kad stiprėčiau. Ir pažiūrėčiau, kokias darau klaidas. Treneriai privertė. Negirdėjau klausimų. Prizą noriu laimėti kažką. Nes noriu pasiruošti prieš Lietuvos pirmenybės. Detalė man labai įdomu. Nes man patinka dalyvauti turnyruose. Sportuoju, darau 100 atsispaudimų, 100 atsilenkimų, turnyko dirbu. Einu anksti gult. Treniruojamės daug. Technikos atlikinėjom. Treniruojusi. Labai stengiasi, treniruojas labai gerai. Treniruojasi su kitais. 24. Nežinau, labai daug. Labai daug, žiauriai daug. Daug, čia nebe. Gal 500 su viršum tikrai bus. Oi, nesuskaičiuosiu. Tiksliai nežinau. Visose. Sėkmingai baigėsi mūsų 15 turnyras Laisvės gynėjų dienai paminėti. Ir 3 turnyras, kuriuo pagerbėme savo buvusį trenerį Antaną Bubnelį. Džiaugiamės, kad į turnyrą
atvyko buvę Bubnelio auklėtiniai, pirmasis Antano Bubnelio treneris, mūsų kolegos, su kuriais teko ant kilimo prakaituoti, sportininkai, auklėtiniai Bubnelio, treneriai dasidėjo ir finansinę pagalbą, kadangi pirkome gražias taures trenerių garbei, nes už pirmą vietą, už antrą ir už trečią. Širdingai dėkingi esam rajono valdžiai, kurie atvyko pasveikinti, apdovanoti sportininkų, padėkoti treneriam už darbą. Mūsų tikslas toksai kaip ir pasiektas, labai džiaugiamės. Esam dėkingi užsieniečiam Lenkam, kurie turnyrui įnešė tokį tarptautinį foną. Sportininkai buvo apdovanoti rajono įsteigtomis taurėmis ir prizais. Didelę dalį lėšų dasidėjo Kauno rajono sporto mokykla. Aplamai esam dėkingi treneriams, dėkingi darbuotojams, dėkingi teisėjų kolegijai. Pirmą kartą per varžybas tiesiog mes pasisamdėme teisėjus, sakykime, jaunus teisėjus, kurie pradeda savo veiklą, kurie nemoka net taip sukčiauti, kaip patyrę teisėjai, ir esam labai teisėjais patenkinti. Šeima labai padėkojo už šį turnyrą, Bubnelienė Audronė su savo dukra. Tai manau, kad viskas gerai pavyko ir lauksim dabar kitų metų, nes šitas turnyras yra kaip ir tradicinis, jau toks ir stengsimės, kiek leis jėgos, mes tęsti tą tradiciją. Ateičiai, sakykim, palinkėtume, kad šis turnyras dar labiau plėstųsi. Kažkaip tai norėtųsi, kad truputį daugiau būtų užsienio komandų, nors ir šįmet buvo pakviestos komanda iš Baltarusijos, iš Grodno miesto. Buvo pakvietimai išsiųsti į Latviją, bet dėl kažkokių tai priežasčių, nežinau, neatvyko nei Latvijai, nei Baltarusiai. Manau, kad kitais metais stengsimės daugiau gal pakvietimų iš užsienio šalių pakviest. Na, palinkėjom Bubnelio žmonai geriausios kloties, sveikatos ir pažadėjom, kad tą turnyrą tęsim ir patys savo linkim savo sveikatos. Kiek jėgos leis, tikrai tą turnyrą norim išpuoselėti, kadangi čia yra mūsų garbės reikalas ir tas turnyras vienas yra iš tokių masiškiausių rajone. Tai ir norime, kad jisai tą vardą ir turėtų ateityje.